Dabar miškį vakštau ir žiūriu, ką fainė. Jau pradėjai žydėti, viskas, te primta žydėti iš tikrųjų. Kiek visur aplinkau. Čia eglina, žinai, bet ką čia parodyti. Va, virš manęs. Pilna lapuktinas. Pilna. Ką fainė matyti žydėjimą. Ir žinot, kas da žyd? Pradėt žydėti kiaulpienis. Aš jaučiu dabar čia nesurasiu miškį, bet esmė tam, kad kiaulpienis, anos, jeigu jūs randat anon, pasiimkėt ir suvalgykėt. Aš jums atsakau, kas nesat mėginę. Tikra, jeigu skomb juokinga, jeigu skomb durna, paimkėt ir padarykėt. Aš jums atsakau. Ir labai skanu, iš tikrųjų, ir bili kiek daug vitaminų. Tai kiaulpienis dabar aug, prisirink, jokių būdų neplauk. Jeigu nuplausi savo kiaulpienis, tu vis žiedaduklikis ir visas gydančias medžiagas relė pašalini. Na, aišku, nebus taip, kad visiškai nors nebepadės, bet didžiai dalį tu nuplausi, tu atimsi ir nebebus. Labai svarbu ir neplautinu. Ir labai svarbu dėl to eit rinktis. Anas ten, kur šuniuką neapsisiuo. Ten, kur mašins daug nevažiuojam. Ten, kur nėra daug kažkokį veiksmą, kad jas galėtų įtakuoti anas. Nes tu ant valgysi, tu ant gersi arbatą šanų, tu ant svarduosi. Tai būtų geriau susirasti veitą, kuri ir fainė, kuri ir gera turėtinas, kuri ir geras susirastinas. Tai va, čia yra kiaulpienį. Kiaulpienį, kad rato ir labai daug vitaminų. Pažiūrama, nėra vabaliukų. Nu į kontą darom pasiimama tepo. Ir nukondam. Kap skania. Žydavėnčiaus valgys. Va. Tu žalių stengs nevalgyti nebiš kartus, bet pats tas geltons. Vabaliukų nėra. Valgom. Labai daug vitaminų. Visko, ko tau gali prireikti. Skinkės, įvalgyk ir arbatą reikės.